tikiu, todėl klausiu, kas yra prisikėlimas iš numirusių. Daug krikščionių mano, kad po mirties gyvena tik siela. Kiti tiki, kad siela gimsta iš naujo kituose kūnuose, kaip sako kai kurios rytų religijos. Bet prisikėlimas nėra pasaka ar idėja. Tai mūsų tikėjimo pagrindas. Apaštalas Paulius rašo, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų tikėjimas. Kristus prisikėlė. Ir kas juo tiki, patiria, kad jis gyvas ir yra su mumis. Bet kaip bus su mumis, kaip mes prisikelsime? Pavyzdžiui, jei kūdikis mirė motinos įsčiose, ar jis prisikels kaip kūdikis? O žmogus, kuris buvo be rankos ar sergantis, o senas ar negražus žmogus, negražu nebūna, bet kaip pavyzdys, ar bus toks pats? Ne. Prisikėlimas nėra lavonų atgaivinimas, tai naujas gimimas. Šventas Paulius sako, sėjamas suirimo, prikeliama nesuirimo kūnas. Ir dar visa kūrinyje tebegimdo ir tebekankinasi. Vadinasi, prisikėlimas panašus į gimimą. Jėzus sako Nikodemui, jei kas neatgims iš aukštybės, tas neregės Dievo karalystės. Kaip kūdikis, kuris neišeina iš motinos įsčių, žūsta. Taip ir mes, jei neišgimsime iš naujo. Mirsime tikrai. Šis gyvenimas tai tarsi laukimas gimimo. Dievas mus ruošia, brandina, formuoja naujam gyvenimui, amžinajam. Jei gyvename su Jėzumi ir kaip Jis, gimsime dar kartą ir šį kartą visam laikui. Pagalvokime apie sėklą. Ji maža, tamsi, nepatraukli, bet joje slypi didžiulė gyvybės galia. Pats Jėzus sako, jei kviečio grūdas į žemę nukrytęs nemirs, jis neš jokio vaisiaus. Bet jei miršta, duoda gausių vaisių. Tokie esame ir mes. Mumise slypi troškimas grožio ir pilnatvės, kurio dabar dar nematome, bet kuris vieną dieną išaugs mumise. Jonas sako, mes būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Štai kodėl mums vis trūksta, kodėl norime būti geresni, gražesni. Šis troškimas yra ženklas to, ką Dievas jau kuria mumise. Viešpats mus formuoja kartu su mumis. Jis nori, kad gimtume iš naujo, kad taptume panašus į jį, gražus kaip jis. Bet jei sėkla nemirs, ji neišaugs. Jei ją laikysime dėžutėje, ji niekada neužaugs. Taip ir mes. Jei laikysime gyvenimą tik savo, jei gyvensime tik dėl savęs, jis neduos vaisių. Bet jei gyvenimą padovanosime, jei mylėsime, dalinsimės, rūpinsimės kitais, tada mūsų gyvenimas pradės augti. Mama, gimdydama vaiką, tarsi miršta, jos kūnas keičiasi, skauda, bet įdovanoja gyvybę. Taip ir mes. Kai dėl meilės atsisakome savęs, kai atleidžiame, kai duodame vietos kitam, mumise prasideda prisikėlimas. Jei išmoksime mirti savo, tada tikros mirties akimirka mumise jau bus meilė, kuri yra stipresnė už mirtį. Ši meilė privers mūsų gyvenimą sužydėti. Kaip būsime po prisikėlimo, niekas tiksliai nežino. Jėzus sako, prisikėlime neįveda, neišteka, bet yra kaip angelai danguje. Būsime panašus į Dievą. Šviesūs, gražūs, pilni gyvenimo. Pažiūrėk į mažą sėklą. Kas pagalvotų, kad iš jos išaugs rožė? Taip ir mes. Mumise jau dabar slypi Dievo įdėta gyvybės ir grožio jėga. Dievas laukia, kol gimsime galutinai amžinajam gyvenimui. Tad nelaikykime savo gyvenimo kaip daikto dėžutėje. Gyvenkime jį, pasiekime jį į meilės žemę. Tik taip gimsime iš tikrųjų, amžinai. Todėl šventas Pranciškus Asyžietis mirtį vadino seserim. Jam ir kiekvienam krikščioniui mirtis nėra nelaimė, bet sesuo. Dovana, kuri padeda mums gimti amžinajam gyvenimui. Tikiu, todėl klausiu, o tu?